Sveiki bičiuliai, sugrįžę į Monoman Customs dirbtuves ir ši savaitė prasideda vėl nuo Mercedesų. Turime grįžusi CLS atgal, turime perdažyti priekinį buferį, dėl to, kad skiriasi spalva, atvažiavo pasimti lempų, nes lempos rasoja. Kodėl rasoja? Neaišku, ne mūsų problema. Tiesiog paprašė išimti, išėmėm ir padavėm. Eisim dažyti bumperį, eisim paskui įdėti atgal lempas ir atiduosim vėl. Tai padarius neblogai padirbėjo prie T-Crosso. Realiai viskas nugruntuota. Čia ant stogo keli dalykai yra, bet viskas padaryta. Dar liko 1, 2, 3, 4 durys, bagažinė, 2 sparnai, kapotas, 15 buferio dalių. Darbelio tikrai nemažai laukia, dėl mamos reikia pasistengti. Tai taip, kad stengiamės greičiau padaryti, tai manau dar kita savaitė ir bus padarytas. Arba, jeigu pavyks greičiau. Taip pat turime M6 vežtis į kamerą dažyti, nes nusprendėm, kad namuosimės profesionalią kamerą, bandysim dėti tenai. Tai bus įdomu turbūt pasižiūrėti jums, kaip vyksta veiksmas normalioj kamerai. Viską pafilmuosim, viską parodysim ir jeigu domina tolimesni darbai, neišjungite ir paspausite subscribe. CLS jau laukia, o viduje dabar stovi C klasė. Reikėjo uždėti apsaugą ir uždėti priekinį numerio rėmelį. Nemanau, kad jums būtų buvę įdomu čia tokie dalykai, tai taip, kad greit padariau, galima mesti lauk. Taip pat buvau įdėjęs Instagrame postą, kad šita mašinėlė parduodama yra. Jeigu jūs norite įsigyti, galite parašyti mums asmeniškai, suvesim su pardavėju. Viskas ledas, ratukai gražūs sudėti. Labai norėčiau padaryti rolling shotų iš tikrųjų, bet kol kas neišeina. Tai biški čiučiuko palaukit geresnių orų, pamatysit kažkuriame video, kaip atrodo gatvė. Tai kaip ir matėt, atvažiavo draugas, paprašė pagalbos, o mes padedam tiesiog uždėti difuzorį nuo paprasto ant karboninio. Tai išlydėjom draugus, papramagavom biškį, pafilmavom ir galim tęsti darbelius prie šito vargšelio, kaip sakant. Tai biškį meilės, pastangų, laiko ir špakliaus, dar hermetiko, grunto ir bus ledas, kaip sakant. Tai skimbu į šitos darbus ir parodysiu jums rezultatus. GTA, bet nelabai gaunasi. Kaip matėt, Darius gruntuojasi T-Crossą, o aš tuo tarpu ardausi duris. Išsiardžiau 1, 2, 3 ir tenai va 4. Bandysim kitą savaitę jau pabiškį dėti spalvą. Spalvą pamatysit, kai bus nudažytas kėbulas. Kaip matė, Darius poliravo kapotą, tokio 1X3, tai perdažėm žmogelio kapotą, baltas perlas ir dažėm 2 kartus, nes alės spalva skiriasi, gal nesiskiria. Dabar mūsų akim tai nebesiskiria. O
Darius dirba toliau prie T-Crosso, dirba plušą sijuosius, kaip sekasi. Dailinu viską, dailinu. Kad to mama būtų patenkinta ir man kotletukų padarys. Jei gerai padarys, bus kotletukų. Tai va, o aš važiuoju dabar į suvedimą su Golfu. Kai darė važiuoklės tampimą, biškį vairas į dešinę pusę žiūri, nu ne biškį, per kokius 2-4 cm. Emergency call system. Grįžom iš suvedimo į dirbtuvės, taip kad dabar vairas tiesiai stovi. Užsakyti slenkščiai, kaip minėjau, įdėjo slenkščius, tai taip manau, kad kitą savaitę turėtų būti pas mumis rankose. Tai dėsim slenkščius, filmuosim ir žiūrėsim, kaip atrodo bendras vaizdas. O dėl stogo dėja dar nėra. Ir, kaip matot, M3 yra surinktas iki galo, 100%, bet tačiau reikia pasižiūrėti priekinę važiuoklę, reikia pasižiūrėti galinę važiuoklę, porą šakių, reikia pakeisti tepalus, kadangi mes neturim pakilėjo laisvo, ir pakeisti galinio difo tepalus taip pat. Tai taip, kad vežam į serviziuką ir autostradui parodysim keletą rauniukšotų, kaip atrodo važiuojant į gatvėj. Taip, kad lekiam tiesiai į servizą. Tai ką, pravažiavome autostradoj, traukė neblogai tikrai, bet biškis smirda stabdžiais, tai kažkas jaučiu bus užkepę. Priekinis dešinys ratas, taip pat kažkas gale dunksi, tai šitą reikės sužiūrėti. Ir dabar va nuplaunam ir tiesiai į servizą šalia, čia netoli prie vietos. Tai ką, biškį nuskalavom ir dabar galim prieš vežant į servizą patikrinti carvertical.lt. Taip, kad einam pažiūrėti, ką gero rodo jų puslapiukas. Tai ko mums prireiks, tai yra telefonas ir carvertical.com puslapis. Įsivedam PIN kodą. Jisai dažniausiai būna parašytas tai čia, arba ant kėbulo kažkur po kapotu, arba čia būna tarpdury. Tai nemanau, kad problemą susirasit. Tai taip, kad įsivedėm PIN kodą. Tai yra BMW M3 2002 metų. Odometras rodo viskas gerai, registracijos teisinė būsena viskas gerai. Einam tolyn ir štai yra nuotraukos. Pažiūrim priekį. Priekis buvęs daužtas, o dabar jau ledinis padarytas visas priekis. Taip pat galinė arka buvo daužta šitos pusės. Taip pat sutvarkyta, veidrodėlis nulaužtas. Kiti ratai. Ratus uždėjom originalius.
Taip pat buvo tamsinti langai, langus nutamsinom ir daugiau kaip ir iš mušimo tiek. Vagysčių nematyta, automobilis yra atredėjęs iš Amerikos. Tai apie žalą dabar. Yra vienas įvykis, kuris buvo 2023 antrą mėnesį, automobilis gavęs į priekį, kaip ir yra pažymėta nuotraukos. Taip, kad jeigu ir jūs norite įsigyti CarVertical ataskaitas, įsiveskite mūsų kodą 101 ir gausit net 20% nuolaidą. Kodukas štai čia, linkas aprašyme. Lėkit, bėkit, pirkit. O dabar šiek tiek vaizdų iš vidaus. Esame netoli servizo, kelios minutės kelio ir paduosime mašinėlę jiems. Tik kas sužiūrės ir bus ledinė. Čia su sport režimu važiuoju ir nemėtų bėgių. O gražu. Šiaip tai įdomus toks variantas. Šitas motoras yra galingesnis negu mūsų huligankiai, kur turime 30. Tai važiuoja tikrai geriau. Gal dėl to, kad naujesnis, gal dėl to, kad mašina naujesnė, nežinau. Ir šiaip, man asmeniškai, tai šita dėžė nelabai patinka. Bet visi turi savo nuomonę. Kažkas sakys, kad labai gera, kažkas sakys, kad bloga, taip pat kaip aš. Tai ką, penktadieniukas, grįžom BMW palikę ir tęsim darbus dirbtuvėse. Tai šiandien nemažai gruntavimo turėjau. TM6 buferis, Motorolerio sparniukas, Tiroko duris. Dar čia viena motociklo nesąmonės. Motociklo nesąmonės, Tirokas, motociklo nesąmonės, Tirokas, rankenėlė. Ten dar guli irgi moco. Tai Tirokas baigtas. Realiai pirmadienį šveičiamės ir turbūt dažomės mes jį. Kėbulą nusidažom, tada detalės. Ir galėsim surinkinėti. Aišku, dar M6 laukia eiliai. Tai ką, einam toliau pagruntuosim. Tai ką, šios savaitės video baigtas. Kaip mato, Tiroko dangtis čia, tai jam reikia dar meninio. Stengsime jo nešpakliuoti, paruošim kaip gražiai ar negražiai. Šiaip taip. Tai kaip ir sakiau, kėbulas baigtas, detalės nugruntuotas. Šiandien penktadieniukas, galima įtilsėtis. O jeigu jums patiko šitas video, nepamirškit paspaust patinka, pakomentuokit, bent uždėkit širdelę, nes tai mums labai padeda augti. Ir pasubscribinkit. Ir iki kitų kartų.